Labas rytas. Koks rytas, jei pachmilas nedarytas. Nu, bandysim drončiką paleisti, drončiką. Ai, dar reikia įjungti jį. Bandysim drončiką paleisti, ne? Nu, varo. Varo. Gražiai varo. Kamerą reikia įjungti. O mašinos važiuoja matyti. O pati nepaleidau. Krioklį pafilmuoti. Nes matau, kad medis yra obstacle. Gražiai varo, ne? Viršui biškį vėjo ir nelabai nori skristi į priekį. Tiltą pafilmuoti. Yra vėjo viršui nelabai skrenda į priekį. Lengvutis. Ką 105 gramus tik sveria. Artėja link tilto. Kameriukai į kitą pusę persukti. Pypina. Kad nufilmuočiau, pypina. Į vandenį tik nenukrisk. Nu, Žydrūnai, dabar geriau biškiai, ne, kada daugiau vietos. Pyzdavau, kad kambarį nemoku skraidyti, nes į sieną atsimušiau. Lema, kai apsisuka, labai sunku skraidyti atbulai. Nu, varyklį kranto, nes jaučiu, kad tuoj batarkiai sės. Pučia vėjas, stumia atgal jį. Ta ant dronų kamera tai nerašo garso, tik tai vaizdą. Įdomu, kai sės batarkiai grįšis pats ant mašinos, ar labai įdomu. Matosi, kad šis skraido, matosi. Išvažiavę biškį pakeliautis vietą. Seniokas žiūri, ką mes čia darom. Net sustojo. Pypsi, nes obstacles visur yra, šitų kliučių labai daug. O džiuviedra skrenda. Dar viena. Dingo iš akiračio. Ai, ne, matau kamerą. Švietlaną pafilmuotim. Propeleriai gali rangus numušti. Aukštai pakylė, tai vėjas stiprus, blemba, jis nepaskrenda prieš vėją. Jam per stiprus vėjas, nors čia ant žemės tai 0 kurmi. Ir turėtų tuoj batarkiai sėsti. Nenoriu toli skristi daugiau. Nu, dabar biškį girdėt garsas, ne hebra. Kaip čia laukia taip ilgai nenusėsti, kambarytė ant greičio nusėdo. Purkšlys.
Tas krioklys visą garsą numuša, ne? Purkšlio garsą visą numuša krioklys. Vos girdėt, kad skrenda, ne? Kai ateivio mėlynos akys kaip mano. Jau sėda. Всё. Numiriau batarkės ir nusileidau čia ant mašinos, negrįžau. Tai gerai, kad aš nelaikiau jo virš vandens, nes būtų kaps dabą, būtų vandenį. Bet kortelį tai šitam pulte, tai vaizdas liktų, bet drončikui kaps dabą būtų. Ačiū, kad žiūrėjote. Skrydį iš dangaus. Sakyk ačiū, Tėta.